कलशाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशनय त्रैलोक्यानाथय श्रीमहाविष्णवे नमः. Koks mantrų poveikis žmogaus energijai, žmogaus kūnui ir sielai, jos sveikatai. Pirmiausia, tai mantros yra garsų, žodžių kartojimas, siekiant išvalyti protą nuo negatyvių minčių, siekiant transformuoti energiją, negatyvias būsenas. Ir ši praktika tokia pat sena kaip ir pats pasaulis. Senosios kultūros, tokios kaip Tibeto, Indijos ar Nepalo, turi labai gilias mantrų kartojimo tradicijas. Ir neabejotinai, kad jos turi stiprų teigiamą poveikį, kitaip nebūtų tiek tūkstantmečių išsilaikiusi šitą praktiką. Mantros turi platų panaudojimą, pradedant nuo kasdieninio gyvenimo iki gilių dvasinių praktikų, dvasiniam augimui ar gydymo tikslais. Mantrų vibracijos kelia žmogaus sąmoningumo lygį, suartina su dieviškumu ar aukštesniąja savastimi. Garsų vibracijos turi poveikį fiziniam kūnui, gali padėti gydyti ligas, išlaisvinti emocinius blokus. Mantras galima naudoti kaip apsauginį skydą ar būdą manifestuoti norimus gyvenimo pokyčius. Mantrų praktika yra universali ir prieinama kiekvienam, nepriklausomai nuo religijos ar tikėjimo. Jos suteikia gilų ryšį su savimi ir aplinka, padeda kurti vidinę harmoniją bei išlaisvina iš kasdieninio gyvenimo chaoso.